Nusikirskit kokį šlangas iš nugaros, jei kas yra prikibę, prilipę. Iš priekio prasivalykit trečią akį. Nuo akių kokius raiščius nusimkit, prasivalykit pačias akis. Hologramas, jeigu prikibė, jei kas prilipę. Kokius magnetus irgi pasistatykit kokį aparatą, kad viskas atšauktų nuo kūnų, kas prilipę. Jei prie ko yra kas irgi batai ar kažkas, kokios dervos, įsispirkit, atsikabinkit ir pakilkit gal iš karto į šviesią erdvę, dar aukščiau. Kylant, pabandykit įsižeminti iki žemės kristalo. Pajauskit per pėdas, kad energija pradėtų tekėti aukštyn visų kūnų ir iki absoliuto, kad prašautų pro jūsų galvą. Ir ta energija, kad cirkuliuotų pirmyn, atgal. Organizmas prisipildo energijų, prašviesėja, darosi šviesesnis, lengvesnis. Jei dar nepavyksta, pabandykit su kokiu kamuoliuku susimažinti iki atomo dydžio, kad viskas nubyrėtų, nukristų, kas ne jūsų. Viską juodą skylę sumeskit, susirpkit ir įsidėdinkit. Įsidedandami kokį šaukit aukštyn, kaip torpedos į viršų. Ir visi kartu aukštyn bandykit susijungti kartu. Apsižvalgykit, pasižiūrėkit, kaip jaučiatės, ką jaučiat, išjaučiat, ar kokie vaizdai ateina. Ar iš jų apsivalyt. Ar dar reikia valytis. Dar kokiu duokit pliūpsnių. Ar iš absoliuto pasileiskit. Po šaltinių absoliuto krioklių, kad nuplautų. Saulės energiją pajunkit, pradeginkit. Ir kažkas jau bandė sakyti. Kaip jaučiatės? Gerai jaučiuosi. Pasivaliau. Pirmą kažkur buvau kažkokioj žalioj erdvėj, kažkokios žalios energijos. Dar kai tik tai skaičiavai, tokios raudonos buvo energijos, po to, kai jau pasakai pakilti, kažkur tai pakilau kažkokioj žalioj erdvėj, tokioj tarp žalių energijų atsidūriau. O tai po ką to reiškia? dar aukščiau pakiliau. Aš net nesigilinau, po to dar aukščiau pakiliau, tai jau tokia šviesioj saulėtoje esu kažkokia erdvėj. Daug Gerai. auksinės spalvos. Aplinkui yra, matai Andrių ar Sonatą? Ne, nematau nieko. Pakol kas jau nematau. Jūs ir pabandykit pakilt iki astos, iki tos auksinės energijos, kur jinai randasi. Atsispirkit nuo tos vietos, kur esat ir šaukit aukštyn. Tu Sonat, o tas tai matai jūs, kur iš apačios patemk į viršų. Taip įdomiai dabar rodo man, aš kaip su kokiu termovizorium žiūrėčiau. Labai įdomiai. Tai tokie vat kūnai tokie, ne tai, kad kūnai tokie, du tokie. Matai jūs kažkur. Kiaušiniai kažkaip tai, artėja. Tai be šviesos kiaušinė su apsaugom. Sakau, aš matau
kaip termovizorius, lyg tai būtų žalias fonas, o ten va 2 tie kiaušiniai tokie šviesūs. Tai apsivalyt. Nu, kaip tu, Andriau, jau tik ką nors kažką gerai. Nu, aš apsivaliau, tai išsitraukiau tik jaudo kamuoliuką iš gerklės, nes man skaudė gerklė, paskui dar širdis buvo, nu, plakė kažkaip iš to hipnozė, bet irgi apsivaliau, dabar vis nusiriminau ir aš kažšoviau, turton, prašoviau keurą biškį. Tai gal sugrįžti atgal biškį. Taip pralikiau. Nes šiaip viskas gerai jautaus. Nebinė gerklė. Nebeliek niekai ir nei širdį kažką jau susitvarkė, nebemuštų. Vis gerai. Pasiruošęs darbu. Taip nerimsi buvo prieš tą hipnozę kažkas. Nerim buvo iš tikrųjų. Nesvarbu, kai įsivaliai. O kas tu, Sonata? Esi jau šalia? Jo, matau, kad kažkaip mes visi prie kažkokio tai kaip kupolo, kaip kokio tai ir rutulio, kažkokio tai, dar negaliu pasakyti nieko, kažkaip tai žiūrim. Tai tada vienam gal burbulė kokias užsidėt kokias rapsas? Ne, nereikia nieko, viskas gerai. Ne, mes kažkaip tai žiūrim, gal virš kupolo, sakyčiau, mes ten žiūrim į tą žemę, kažkaip žiūrim tai kažką. O tai iš ten iš aukštyn tada pabandyti pažiūrėti tą giminės medį, kaip su tuo valymu, ar verta iš viso valyti tą visą giminės medį, ar tik iš tik savo tėvų, neimant nei seserų, nei brolių, ar čia visą reikėtų visus kaip giminaičius ir brolius ir sesės atgal ir seneliai, tėvai ir proseneliai ir taip toliau. Aš tai galiu pasakyti, kaip mes darėm su sesėm. Ir aš taip daryčiau ir taip darau, jeigu jaučiu, kad dar reikia. Aš tiesiog norėdama pati valyti, ar ne, susikviečiu visus savo giminės. Nėra čia ko, kad valyčiau. Aš pasikviečiu sesę, brolį ir kiek jie nori, parodau jiem ir mes ten ir žiūriu, kaip kam sekasi. Visus vaikus ir viską ir viskas. Vieni daugiau, kiti labiau supranta, kiti nesupranta, bet jie vis tiek aš juos pajungiu. Ir tada būna kažkaip harmoningai. Ir tada valosi tiek, kiek valos. Kiekvienas kažką kažkaip tai. Tai aš šitaip darau, aš viena niekada nevalau. O jei programos, tarkim, neįsivalo tie kiti giminaičiai, prie tavęs vėl tada prikimba tos programos? Supranti, kaip... Ar paleidži? Nu, sakyk dabar tu. Jeigu tu išsivalai, prie tavęs neprikimba. Bet kaip Sonata sako, nesusikviečia tas savo giminaičius ir kas kiek nori, kas kiek giliai eina, tas tiek ir valosi. Ne? Nu, bet tu jeigu išsivaliai, tai prie tavęs jos nebesugrįžta. Tu jau išsivaliai, tu jau tą savo atšaką pravaliai. Ten pralaidumas atsiranda, nebėra tų kažkokių programų užkimšto, blokų kažkokių tai. Nu, bet man dar ėjo, žinai, kad prieš tai kaip ir nėra tokio reikalo valyti giminės medį. Taip atskirai. Vienu žodžiu, jo, kaip atskirai, ne? Jo, vienu žodžiu, jeigu tu keli savo vibracijas ir plėti savo energo lauką, savo savimonę, tu automatiškai tą giminės medį ir valai. Taip. Jisai didėja ir auga. Jo. Tai va.
Ir tai vat būtent vat tas ir yra, jo, tu tada, bet jeigu tu ateini specialiai valai ir nepasakai ten, ta prasme, vat aš dabar matau, nepakvieti savo artimų ir visą kitą, ateisi ir išvalysi, tai iš karto ateina net gali dar labiau, nes tu sudirgini, tu kaip per prievartą. Taip. Taip, tu neleidi jiems tų pamokų praeiti, nuo pamokų patirčių patirti. Jo, jiems turėtų ateiti jau mintis, kad vat galbūt aš noriu išsivalyti, ar ten tą savo šaką išvalyti dar, bet jeigu tu vat taip vat tiesiog paims ir valys, tai nieko nėra. Jo, ir aš taip neteinu ir nedarau, pavyzdžiui, jeigu rimtai, tai va tiesiog jaučiu, kada reikia. Va dabar irgi va yra momentas, kur tiesiog reikia ir paskui natūraliai taip aš tiesiog paleidžiu, va taip po truputį įdedu net per fizinę planą, tai su sesė, tai su broliu pasišnekam, va jau reikia mamai padėti, davai visi, ką darom, jungiamės ir jaučiu kažkaip pasidalinam visi ir tada valosi, bet tik momentais, bet ne šiaip savo ateisiu ir valinėsiu už kažką, tai ne. Aš tiesiog sakau, tik parodau jiem. Jeigu jaučiu, kad reikia, tai sakau, pasikviečiu visą laiką visus, tą prasme, energetiškai. Sielas pasikviečiu, davai visi varom ir darom, kiek, va, kaip ir sakau. Bet jokių tokių, o šiaip taip pat valausi. Ir jie tiesiog jaučia. Bet kaip ir tu sakei, kaip tu prasivalai ir specialiai nespaudi, jie tiesiog natūraliai jaučia. Tu prasivalai ir jie patys nori. Tada ir kvieti tas sielas. Ir sakau, mes irgi, kai valėmės su sesė, tai jinai iš savo pusės valėsi, nors ir mūsų mama bendra, jinai iš savo šaknį, va būtent ką tu sakai, aš savo, nors atrodo į tą patį vieną, pakvietėm dar brolį, bet irgi energetiškai, ne fiziškam plane. Ir jisai savo tiek, kiek jam atrodė. Mes padėt galim, va tada tu gali padėti, bet darom visi kartu. Taip kaip tvarkomis namus, davai visi kartu tvarkomis. Tai va čia lygiai tas pats. Bet ne, jo, sakyk. Ir išeina tada tuo pačiu iškart, kai valais tą savo tą medį, automatiškai ir ta ateitis ir valosi irgi prieki. Taip, tai jeigu... norėjau paklausti, net kažką Taip, nes tai reiškia pravalo blokus. Viskas yra energijos pratekėjimas. Tau reiškia energijos prateka greičiau, plačiau, ane, ir tau tas kelias prašviesėja. Tavo gyvenimo kelias, ne tik tai tavo, bet tai įtaką daro, kadangi tu prasivalai, ane, savo šaką, vaikai yra ant tos tavo šakos, anūkai irgi ant tos tavo šakos, tai ir jiems tu tą kelią jau duodi pirminį tokį švaresnį, negu kad tu būtum neprasivalęs, ane, į tavo vaikai tenais anūkai atsiranda. Nu, dar ten juos irgi ten tos antros pusės irgi įtakoja, bet jau tu savo, tu kaip tokia kaip savo pareigą, ne, tu esi atlikęs, tu esi pravalęs tavo, bet tu valai savo tą tik tais, bet tai įtakoja tavo tos vaikus ir anūkus, jų gyvenimus. Taip ir jo, ir dar, sakau, tarkim, kai būna kartais, tu valaisi, taip ir yra, aš, pavyzdžiui, ar koks kitas, žmogus ar siela, žinai, valosi ir jam iškyla per jį patį tos visos programos, tada ir tu eini, nes tai yra natūraliai, tada reiškia jau laikas. O jeigu taip atėjo, aš dabar eisiu ten tą pasivalysiu ir kiti turi valytis, ta prasme, mano šeimos nariai. Tai šiek tiek yra, būna per prievartą. Tik dėl to, kad kažkas tai jau čia reikia, jau čia, kažkur išgirdau, tai dabar jau ir aš. Ir, aišku, pasivalysi kažkiek, bet tai nebus taip kažkaip tai tikrai, nes tai nebus iš to širdies, nebus taip kažkaip tai, nebent sužadins. Vėlgi čia yra skirtingi dalykai. Čia sakau, už tai labai skirtingai, čia negali taip sakyti. Bet taip įdomiai, žinai, man taip rodo, pavyzdžiui, tu valais, aš valausi tą savo šaką, tas savo ten kažkokias giminės tos programos. Tai mano netgi ir aplinka šviesėja ir tai įtakoja. Aš taip sakau, mano, ne, man rodo tokia šeima, ne. Tai netgi ir toj šeimoje,
nors tu vyro kaip ir negali valyti, ne, tos giminės, bet ir jo va toj aplinkoj darosi, nu, geri tie Šviesiau. posūkiai, kažkaip tai šviesiau, aha. Įtakoja, tas vat buvimas įtakoja, žinai, labai. šalia esančius. Nu, Jeigu nėra tos prievartos ir va tos natūraliai toks, žinai, švelniai, taip lengvai ir taip jo su meilė. Ir aš netgi matau tai, kad, tarkim, ne tik va, kaip tą, ką aš žinau, ar ne, mano ten tą giminės medis, kurį aš žinau, bet kai tu prasivalai, tai tu tada pakyli ir matai visus tokius prasivaliusius ir vėlgi tos giminės medžiai į kitą giminę, jie sueina į vieną, tai vėlgi kaip viena ta tokia, žinai, vėl vienas toks medis gaunasi iš tų medžių. Dar didelį, matau, dar didelį tokį. O esu va toks klausimas iškilo, esu ir skaičius, girdėjus, kad jeigu ten dantis genda ar apatiniai priklausomai iš tėvo pusės kažkaip paviršutiniai iš mamos, dabar nežinau, jeigu dantis genda, tai reiškia iš kokios daugiau apačioje viršuje genda, reiškia iš tos pusės giminės daugiau virto kaip negatyvo. Jeigu ten kažkur esu girdėjus, irgi pagal dantis. Ar čia gal tiesa yra ar ne? Man kažkaip tai eina irgi kaip per programą, supranti. Jo, bet dantis kaip ir būtų susijęs su giminėm. Nes vieniem atrodo ir vieniem genda, kitiem negenda, nors atrodo ir tų dantų priežiūra, ar čia ir aišku ir mityba, ar ta jo giminė turi įtakos dantim ar ne. Čia įdomiai labai. Man tai dviprasmiškai kažkaip žinau. Kažkaip dantis yra daug sudėtingesnis man dalykas, nei tik tai giminė. Kažkaip man... Ne tik tais giminė. Yra tam tikros ir kažkaip ir organai dar pagal organus. Aš šiek tiek daugiau žinau. Man taip jaučiasi, kad yra daug daugiau juose. Kažkur dar skaičius pagal organus, jeigu vienas dantis, jeigu tas genda, kažkokiam organui priklauso ir daug dalykų. Aš žinok, va tik taip per giminės nepaskirstyčiau, man atrodo, čia taip, žinai, primityviai tik tai atrodytų, bet yra daugelių ten sueina. Bet aišku, galima ten atskirti, bet Vienu žodžiu, reikia valytis ir... Bet programos labai jaučiasi. Jo, labai programos jaučiasi per dantis, labai stipriai. Asocijuojasi su programos. Aha. Pavyzdžiui, kokį pavyzdį, ar gali pasakyti, kaip jaučiasi per dantis? Per dantis visos programos. Įdomiai galvo, čia kaip skaudėda. Jau pirmiausia, pykti, jeigu turi pyksti, tai jau tu visi dantis veikia. Tu tik suspaudi, Ai, čia per... Bet kažkur tai specialiai, kažkur tai vis tiek išmuša. O dabar pasižiūrėjau, gerai, dabar žiūriu, tą pykti, ar ne? Kažkur, ir tu suspaudi dantis, ar ne? Dabar matau, kad ir trini, bet vis tiek tam tikram organui labai asocijuojasi. Ir būtent tai priklauso nuo tam tikros programos, kurią tu atsinešiai ne tik per genetiškai, bet susideda iš tavo visų praeitų gyvenimų, tos programos. O kai griežia dantį? Ar čia sako, turit kirminų, ar čia... Daugas. Taip. Dažnai tai yra kirminai pagrindinis, taip, bet būna ir kitų dalykų. Vėlgi būna visiškai ir kitų, bet gerai dabar reikia žiūrėti. Aha, sakyk, Sana.
Jo, bet kokiu atveju vis tiek tai susiję bus ir kirminai. Ir kirminai, nes kirminai vėlgi tai yra parazitai, kurie vėlgi tas judina programas. Tai vėlgi vis tiek reikėtų valyti ir tos kirminus ir dar žiūrėti giliau, va taip man rodo. Jo, ir yra dar blokai, nu, vat, kaip irgi Jo, galim sakyti, jo. programos, o ne blokai, kurie blokuoja ir kažkaip tai toksai kaip įtampa kelia ir dėl to dar tas grįžimas irgi būna, arba tas, Taip, taip. tas stiprus sukandimas, ane, vat, kad ir naktį, vat, kartais, kai stipriai sukanda to žandikaulius viską. Irgi, bet tai eina kažkokie blokai, vat. Jo, valia. Vat pavyzdžiui, aš dabar matau, tarkim, irgi tu supyksti, nieko nedarai, va, tarkim, negali išsakyti savo valios, sukandi dantis. Ir tam tikroje vietoje vėl tam tikras programos, kurios jau irgi, sakau, vėl tą patį pasikartoju. Tai yra vėl tada bus ir gerklėje kažkur tai blokas ir asocijuosi su tam tikrų pagrindinių dantimi kažkuriuo tai, kur ten vėlgi žiūrint, kur irgi ne šiaip saugi tos iškrenta tos visas karesas, tos skylutės atsiranda irgi ne šiaip sau kažkur tai. Tai va, tai vėlgi tai yra. Tai va, tarkim, tai tik tai vienas toksai. Nes vis tiek tu šiek irgi tu negali išsakyti, ar ten turi tylėti, tai ką tu darai. Ar supyksti, ar tave ten bara, ar kolioja tavo, ar kažką, tai tu ką stengiasi, dantis sukandi ir kulokus dantis, va tokia matau, ir tyli. Ir ką daryti negali. Bet kai tada tyli, vėl tada negerai sukandęs, vėl tada. Aš ir sakau, tada asocijuojasi ir gerkliai, nes per tavo valią eina, paskui dar kažkokiam organė atsiliepia visą tai, kiekvienam galbūt skirtingai, nors ir panašiai būna, bet ir tada per vieną dantį atspindi, nors tu visus sukandi, supranti. Man tai eina, čia iš viskas yra labai susiję, žinai, tai yra energetika, visa energetika. Tavo kiekvienas organas vis kažkokias vibracijas duoda, energetiką, viską. Tie dantys yra taip susiję irgi prie tų organų. Bet kas yra, vat, kariesas, kada atsiranda kariesas, tai reiškia, ten tos energijos užsistagnuoja, jos nebevaikšto. Ir, kaip kad vanduo nestovintis, jisai pradeda rūgti, tas pats yra ir su tuo, tame dantyje, ne toj šaknyje, dar kažkur tai užsistagnuoja energijos, jos nevaikšto. Ir tas sukandimas, tas toks irgi tas neleidžia judėti, ne? Tas toksai stresas, kai blokas gaunas ir jisai tada pradeda tas kariesas. O jeigu žiūrint iš fizinės, pusės, kūniškai, tai irgi tai vat kraujas nebeprateka, nebėra cirkuliacijos, tiesiog nebėra tėkmės, nebėra tėkmės. O jeigu tos energijos, kraujas, tie skysčiai, jie cirkuliuoja normaliai, harmoningai, o taip kažkaip, nežinau, rodo žandikaulį ir bėga tokios srovės, viskas gerai. Jie tada yra to krauju pamaitinami, tomis energijomis pamaitinami ir to karijeso nėra. Ir jeigu iš tikrųjų, kaip žmogus sugeba atsipalaiduoti, ir jeigu žmogus yra atsipalaidavęs, pas jį tos energijos tenais laisvai juda ir vaikšto, ir bėgioja, ne? Jisai gali ir valgyti kažką, tai ir saldžiai, ir netgi tos higienos neprisižiūrėti, bet jo dantis bus sveiki. Todėl, kad viskas yra viskas yra energija. Pratekėjimas yra geras ir tas pats yra organuose. Jeigu kažkoksai pasidaro jau negalavimas, tai yra užsistagnavusi energetika. Tai jūs galite dabar tas irgi dantis pasižiūrėti, irgi prasivalyti tas energijas, kad pradėtų judėti, jei kažkur yra užsistagnavę. Ir kokios tos programos jie išeina panaikinti.
Jei kažkur jaučiat. Kad pradėtų tekėti. Pajungti ar kokią absoliutą, ar saulės šviesos, dar kokias energijas. Kad išsuktų. Nebebūtų tos stagnacijos. O kaip tau, Andriau? Tu irgi papildymą dar kokią nors? Aš buvau visai atsijungęs, visai kažkur kitur buvau, neįs net nelabai, kur šnekėjot. Nu, kai man išsakėt, kad tu nuvalymą, tai aš pas mus vis šeimos nariai atėjai, anei sustačiau, tai aš nuploviau su aukštą, absoliutų šveisinus, viskas, paliktų, kai visi balti. Paskiau dar tėvus pačiu praėjau. O patys irgi nori valės, irgi. Aš instrukcijas pravedžiau ir dar pats ir palindautim valiaus irgi, bet savai sunkiau biškai iš savai matyti. Tai irgi po to arką buvo palindęs, tai netgi valiaus. O kun daugiau, tai kažkur buvau išskridęs. Į piramidės mačiau, kažkur lindaujotis faraonų urvus, tai dar kažkokia reinkarnacija, dar čia daug buvo išskridęs. Tvarkiai reikalus. Tai gerai, nuvanda, dantis tik pajudinom ir viskas tau iš karto į reinkarnacijas nuvedė programytės tave. Ir sakiau, dantys taip, kur. Tai einam žiūrėti, ką tu tenais, gal tu ten dar nedabaigiai tvarkytis. Ei, man buvo jungsiem, atrodo, aš buvo atjungts. Tu ten pasidarai, ką reikia ir tau dar ten padėti reikia kažką. Nereikia, aš ten padėti nereikia. Galim toliau keliauti, padėti kažkur ten dar. Kūn aš mačiau, gan ryškiai mačiau. Nepapasakos dabar jau kažkaip iškrėtė iš to vaizdą. O dėl tos faraonų kapotantus peršokau per kažkokį tvorą ir mačiau labai gilį tik daubį. Bet kažkaip sabėjau šokti, bet nebijojau šokti. Gal nešoksiu, gal paskiau kažkur kitur išmėti mane. Į tonketą reinkarnaciją, kad ten šveisi, miški, kaip pas mus vis laik, miškas susijęs, bet medija daug didesnė, kaip sakojas, kurį labai didelį mediją. Ir ten, tos kapsos būtų padaryts, bet taip ir pašokė mane, kažkaip grįžau atgal čia. Sutrukdžiau biškį. Buvo visai ten iškeliais. Gal grįžt nori į tą sostą pasižiūrėti? Aš tik žiūrėtum sostą, aš tik dažnai nebuvau, nesidėjau, aš tik apžiūrinėjau, paprasčiausiai ten viskų. Bet buvo gražiai. Gal ten tavo tas sostas buvo? Nežinau, hormonų, bet aš ten apžiūrinėjau, buvo šilti kraštą. Tikrai šilti buvo apie beveik be drabužių, 30 virš laipsnių ir tropinį mišką buvo. Nes drėgmė jautės tokį. O gal pažiūrėti, kodėl tave nuvedė į tą reinkarnaciją? Iki ten tuo gražu mišku. Kažką gal norėjo tau pasakyti, kažkokią žinutę norėjo perduoti? Galim pamėginti. Dabar netgi mums patė karštą, kad tai toliai nejautin, kur karštai. Na gerai, tada nerkit ten, pažiūrėkit. Kas koks ten įvykis, kodėl tave ten nuvedė 3, 2, 1. Kodėl tave prie tos sostą atvedė? Tas sostas iš medį padaryts, iš akmenų ir iš medį toks, pirmykštis toks labai. O gal tu pats ten buvai tada ten padaręs?
sala buvau, neturėjau kur veikti, pasidariau savo sostą. Nu, aplinkų žmonių nematau, iš tikrųjų, kol kas dar. Tai kad Bet tas tik sostas gal kokias energijas irgi skleidė, irgi kai tu pats išsidrožiai kažkokią gaudavai. Jo, dabar matau tokį medį, vaidina šaknimis, tas sostas, jo, tokie šaknis. Iš tų šaknų toks kaip sostas. Šaknų sostas yra akmenys iš šono yra. Nu, tai, kad, sakau, labai šiluma jautų, labai, nu, ten 30-32 laipsnė, daug drėgmės. Ir ką norėtų parodyti ten dar aplinkui, gal prasuk, pažiūrėk. Ta reinkarnacija. Ar iš to sosto kokia energijos gal tau tur kokias informacijas dar perduoti? Gerai pamėginti atsisėsti, nu. Nu, ne, kad likti nieko, paprasčiausiai, kad tu reinkarnacijai, ta nu, gera veita. Energetiškai. Nu, jinai labai tokį primityviai dalykinėtų daiktų, tokių ir paprasčiausiai viskas iš gamtos ir viskas daugiau nėra. Į drabužiai iš gamtos viskas. Ir tu pats jautės tada laisvesnis kitokias energijas negu kad dabar, kad... Palyginus, tai čia yra... Tai esi laisvas visiškai. Jei nori, valgo, ko nori, dirbi, ko nori. Už niekam neskaita. Niekam mokėti nereikia, jokių mokesčių, niekam pats savo šeimininkas. Jo. Gal tos būsenos mes visi to norim greičiausiai, kad tos nepriklausomybės, visiškai nepriklausomybė. Tai gal reikia pabandyti visiems sukurti apie tą ateitį nepriklausomybę irgi būti nepriklausomi nuo tų visokiausių čia nuvaldžius nuo visų tų dalykų. Jo, gal reikėtų pabandyti dalyką išsiųsti tokią informaciją visiems žmonėms, mes atsijungiam, nu tos valdžios spaustų. Jo, kad patys savo šeimininkai nieks nevadovautų, nei su mokesčiais. Nes kol toliau susimokesčiais, tai baisu ir dar kol nežinau, dėl dar nieko, bet jau ką jie paldai gilintis, tai. Visiems pametėt burbuliuko. Gerai, aš visiems išmetu burbulius tos jausmas, koks įgers, kad niek nepriklauso, į niekam nesi atsiskaityti, niekam neturi. Nei tau į darbą tau reikia, nei tau. Jokių įsipareigojimų beveik valdžiai. Gamtai ir visiškai gamtai. Ir kas įdėlis pliusas, kai šilta vis laik. Maistą augant medžių, žulyje. Vakarais tik laužėlį pasikūreniai ir viskas. Pasišildai prie ugnies. Nors jei šiltas naktis, nereikia netų laužo. Dabar matau, jie ant prie jūros, paplūdimį šiltas, vanduo švarus. Fainai. Kaip jūs pastas, Sonata, jūs ir ten atsidūrėt kur nors tame Aš kažkaip stebiu, vat ką Andrius pasakoja, tai aš stebiu, žinai. Aš kažkaip tai stebiu iš šono, lyg tai. Aš nesu ten toje erdvėje, aš tik stebiu. Ar viskas tu ir tada einam dar pažiūrėti tada to kito klausimo. Dėl globalinių tų kontraktų. Ar pakilkime tą kitą šviesą erdvę, jei viskas tvarkoja. Nu, iš pompuosis viskas, lyg tai galim uždaryti. Kaip jūs galim kilti tada aukščiau, pakilkit. Ar įmanoma į Žemę ateiti be globalinių kontraktų?
3, 2, 1. Ar čia gali ateiti tada, kai esi labai įsišvarinęs, turi išdirbti viską, tada ateina švarus, ar nebūtinai? O ko čia tada eiti be kontraktų? Ką čia veikti? Nu taip Tai čia- patirties be jokių kontraktų Tai ateiti. o kokia čia to patirtis? Tai čia nėra, bet va taip, taip ir rodo, kad jeigu ateina be kontraktų, tai tiesiog ateina jau tiesiai iš kosmoso, be tos sansaros rato, tiesiog mokytojas, va toks, tarkim, kaip buvo Jėzus, ar dar kiti, visi kiti, ar dar kažkas. Ar mes patys, kaip atėjom pirmą kartą. Pačią pirmą reinkarnaciją, kai buvom sukurti va, kaip žmonės. Ir tai netgi, kai buvom kaip žmonės, jau kaip į kūną, jeigu aš buvau resetuose, tarkim, va, kai rodo, ar ne, tai jau aš buvau su tais kontraktais. Tai kaip ir aš, bent jau tiek aš matau, kad kaip ir neįmanom. Bet be abejo, galbūt yra išeičių, kurie turi tam tikras sutartį, tam tikras patirtis, kur jiem yra jau įsišvarino, jau išsigrynino iki tiek ir išeina iš to sansaros rato ir tada vėl ateina, bet aš nematau prasmės tame ateiti. Tai vėlgi, kaip ir, aš tai sakyčiau, kad kaip ir ne. Man ir taip atrodo, nes, jeigu tai ateina, kad ir kažko pasižiūrėti, tai pasižiūrėjimas tai vėl kaip kontrakcija ir kažkom pamatyti. Taip, tu jau ateidamas į šitą žemės energiją, tu jau nebegali būti be kontraktų. Nes tai yra žemės atmosfera. Tu jau kontraktas yra tame, kad tu esi dualizme. Tu natūraliai esi arba vyras, arba moteris. Tai jau yra kontraktas. Nes tu nesi visuma. Bet kaip siela, tu vis tiek esi ateini be atminties. Vėlgi, nebent ateina su iškart atmintim, bet... O jeigu ateina kaip kokiais kitais tuneliais, nekur kontraktai, dar kažkur, kokius tos kitus... O ko čia eiti tada? Vėlgi. Kokia čia prasme eiti, kas čia rojus toks jau? Supranti, švari siela. Jinai tada turi būti be galo švari ir tyra. Tai ką jai čia veikti tą kūną atėjus? Kokios tikslas čia man dabar? Tu įsivaizduokit, dabar aš esu iš čia išlendu, esu didelė, švari, skaidri. Ir man dabar ieškoti tunelių, kad čia ateiti. Kokia prasmė? Jokios. Supranti. Absoliutiškai. Aš dalinai pritarsiu Sonatai, ne, apie tą sansaros ratą. Taip, tie, kurie kada ateina čia per tą sansaros ratą, reinkarnuojasi, mes visi ateinam su kontraktais. Tačiau į žemę yra, kai ateina ne per tą sansaros ratą ir jie ateina be kontraktų. Bet jie ateina čia tokie kaip stebėtojai ir nebūtinai jie yra žmogiškam kūne. Tai va, tame tai jau šitą taip, tada jisai jo. Aš galiu šitą taip. Energetiniam plane, tai taip, tu gali. Tai visi be kontraktų energetiniam plane, bet gal netgi irgi, bet jo. Bet reiškia, kūno negausi, tol kol negausi kontraktą. Taip. Žmogiškam pavidale ne, tu visien, jeigu tu eini per tą sansaros ratą, tu. Neįmanoma. Bet žiūrėk, dar yra vienas kontraktų. Jo, žiūrėk, aš pavyzdžiui irgi pažiūrim dabar šitą variantą, man labai įdomu, aš kažkada ar girdėjau, irgi čia klausiau biški, kad irgi, žodžiu, į kūną gali siela šitą išstumti ir ateiti kita siela. Tai jinai gali būti be kontraktų. Bet pasitikėti tą kūną. Vėlgi, kiek tai yra realu, tai irgi yra klausimas. Tada ta siela, tarkim, taip, aš taip ir matyčiau, kaip galėtų būti dabar taip. Tu susitarė su ta siela, kad jinai
jau baigė savo visą kažkokį tai misiją šitoj žemėj ir jinai nori jau išeiti. Ta prasme, jau ta siela kaip ir mirtų, kūnas numirtų, ar ne? Bet jinai susitarė, kad ateina kita iš kažkokios kitos civilizacijos, kur kaip mokytojas. Ir va tiesiog į šitą kūną. Va be gimimo. Ta prasme, va dabar aš su manim susitartum, ne? Ir aš jau galėčiau sudaryti tokį sutartį, jeigu bet iš kitų civilizacijų norėtų įsikūnyti į šitą mano kūną. Tai aš kaip ir paskolinčiau, galima Bet tu sakyti. sudarai sutartį. Tu pati pasakai, tu Vėlgi, sudarai taip, sutartį. Nu, taip, nes tu kitaip irgi neišeina. sudarai sutartį. Nu. Bet aš tada padarau kontraktą su kita civilizacija. Jau iš, negali žinoti, iš kur vėlgi. Čia, žinai, Tai tada neperima visus kontraktus iš tavęs, tada perimtų vėl visus neperima. Aš tada jau išeinu, jau jeigu aš išeinu, tai aš jau išeinu kažkaip tai vėlgi, čia individualiai vėlgi. Neperima, nes aš jau esu tam tokio lygio. Arba iš viso, arba padaro kitą kontraktą, kur anuliuoja šitą ir apgauna. Vėlgi, čia yra, bet vis tiek neįmanoma. Su fiziniu kūnu logiškai iš tiesų tai, kaip ir, kaip sako, teoriškai įmanoma, praktiškai ne, sakyčiau. Nei teoriškai nematau varianto. Aš esu girdėjęs, kiek aš esu girdėjęs, nežinau, kaip ten teisybės, kad tu sielas kitas užgrobtum kūną netgi per patį meditaciją. Va, tai taip, bet vis tiek, vis tiek tas užgrobimas, tu supranti, kažkur tu jau esi pasidaręs kontraktą, tik tai tiek, kad tavo siela pakeis va šitą kūną, pakeis kitą sielą, tai jinai irgi bus su kontaktu, vėlgi. Man tai eina tas užgrobimas, tai jisai tikrai nebus, čia daugiau kaip interferentinis dalykas, ne? Užgrobimas, kai vyksta. Bet va čia, kai Sonata šneka, kai yra susitarimai kažkokie tai, bet tai irgi yra kontraktas. Taip. Vis tiek į tą kūną tu negali fiziškai, nes tai yra, vis tiek, tai yra mūsų žemiškas, tai yra, jau sakau, žemės atmosfera, tai tu ateini į ją, jeigu materijoje, tai tu negali būti be kontraktų. Nieko nėra, nes tai yra materija. O tai Kristus, tarkim. Jis vėlgi turėjo tam tikrą, sakyčiau, taip, atėjo jisai kaip vyras, jis turėjo savo misiją, tai jisai atėjo su tam tikrą misiją, bet jisai biški kitoks buvo, tai taip, vėlgi su kontraktu. Tai ko išeina, kuo švaresnė ta siela, tada tų kontraktų irgi mažiau gal prisikabina, ne? Ne, palauk, jisai atėjo kaip ir, bet jisai atėjo be reinkarnacijos, jis tiesiog atėjo sąmoningai. Tai jisai gimė, jau žinojo, vėlgi biški kitaip čia. Tie kontraktai yra visgi kitaip, jisai sąmoningai juos sudarė dėl sąmoningos misijos ir biški kitas variantas čia jau. Tarkim, tu kitam gyvenimui jau būtum tiek sąmoninga, tau irgi tada ateitum irgi kaip tas Kristus, gal ten kokiam kitam gyvenimui, ne iš viso tada nebeitum. Taip, bet tai tada gal ir su tą atmintim ateini. Tai va, yra kiti ateina iš karto vaikai su atmintim. Tai yra. Matai, jeigu paimki mane Kristus, Jėzus, ne, jisai atėjo įsikūnijo į žmogaus kūną. Ir jisai irgi turėjo kontraktų. Taip. Ta prasme, jisai turėjo išgyvenimą, ne? Tu jeigu jau neturėtum kontraktų, tai tavo gyvenimas turėtų būti, wow, tiesiog ant vienos kojos pasišokinėjai, taip viskas lengvai ir sklandžiai eitų, pas jį tai nebuvo taip. Jisai irgi turėjo tos kažkokius tai išgyvenimus, ne? Ir tai jis jau nuo senai turėjo pereiti. Jau jisai, nes jau jam visą ir šiaip taip, tai yra nuspręsta vadinamas. Aš ir sakau, ateinant į žemę į fizinę plotmę, neįmanoma be kontraktų, kadangi tu jau pasirašai kontraktą, ar tu būsi vyras ar moteris. Tai jau dualizmas. Tai vienareikšmiškai yra taip. Nėra kitaip. O jei paklausime, kontraktas nelygus kontraktui. Tu ateini su atmintim, su sąmoningai pasidaręs, ar tu ateini su be atminties, tai vėlgi yra skirtingi dalykai.
Tai Tai va, pasąmonės šiaip. paklausim, kaip kitam gyvenime jau ateiti, nebeateiti iš viso į tą žemę be jokių kontraktų. Ar įmanoma iš vis nebeateiti? Ką jums pasąmonė ar pasakytų, kaip iš viso, kad nebeateiti? Gal išeitų kažkokią galimybę? Iš anksto čia reikia užsiprogramuoti prieš jau senatvį, prieš mirštant, kad aš jau nebenoriu ateiti. Ne tai, kad tu turi vienas dalykas ir išsivalyti ir savo sąmonę praplėsti. Tu turi turėti žinojimą, kad tu tikrai nebenori čia reinkarnuotis. Tiesiog tai turi įaugti tave. Ir tu turi sugebėti išvengti tų visų manipulacijų, kurios tavęs laukia, kai tu išeisi iš šios plotmės. Kaip sugebėsi. Čia reikia labai aukštas lygis. Nu, iš tiesų, tai tu jau supranti, kad tu jau tavo, baigėsi, tu viską padarėjai, tas, kas iš tiesų, bet tai yra padarėjai ne šioje reinkarnacijoje, tu tiesiog matai visas savo reinkarnacijas, jauti, gali ir nebūtina ten, tiesiog suvoki, tai tos visą laiko juostas, tu jau pakyli iki tam tikro lygio, tu su tais visais savo demonais, jau juos atpažįsti ir jie tavęs nevaldo. Tai tada tu natūraliai, tau jau nebėra čia ką veikti, tave patį išmes iš čia. O ką tau tada čia veikti, ko tau čia grįžti? Tada jau natūraliai viskas, tu išeini jau į kitą lygį, tai yra normalu. Bet iki pasiekti, tai yra vėlgi labai sudėtinga. Aišku, yra tam tikri vis tiek, bet vienetai mes išeinam dabar. O į savo ateitį užsiprogramuoti, kaip tu sakai, tai va, kaip sakau, aš manau, kad kažkur tai natūraliai mūsų pasąmonė kažką, ką reikia ir pamėto į ateitį, kažkokius taškelius per kažkokius tai žmonės. Arba tuose atskiruose laiko juostose, gal kitose. Jo, aš tai net nebejoju, kad aš tai padarau ir pasidariau, nes va dabar ateini ir pasiemi. Vat aš tiesiog tuo tai jaučiu ir matau. Tiesiog va tokios va smulkius, bet nesureikšmini šitai, nes, va, kaip tu sakai, kad galėtum ten kažką pasidaryti savo jau sąmoningai ten labai daug į ateitį, tai tu negali, nes tu čia ir dabar, tu mastai tik iš šito taško, kas yra čia ir dabar. Tai tu negali, nes tada bus dar gali būti blogiau. Tu numesi jau, dabar žiūrėk, aš iš šito suvokimo numesi savo informaciją į ateitį. Tai tu primesko iš kitos ateities, kai daeisiu, aš dar kitaip viską matysiu, damesiu. Tai supranti, tai tu tik gali kažkokį tai informacinį burbuliuką tokį nekaltą, pasėti kažkokią tai sėklą, kad tau duotų informaciją, kad nepamirštum gal kažko tai. Ar dar kažką, bet šiaip tu, tai yra nelogiška netgi, neišmintinga ir visa kita. Nes aš būsiu dabar, va, taip atrodo, kad aš jau čia viską, bet čia aš tik tai dalelytę pamačiau. O rytoj, po metų aš pamatysiu daug daugiau ir tą, ką aš numečiau, pasistačiau ten buvo, kaip sakant, pasistačiau ten tą namą, ne, jeigu, ar ne, ateity. O jau po metų aš matau visiškai kitą, kardinaliai ir turėsiu grįžti ten. Tai vėlgi nėra jokios, nes nėra to laiko ir nėra stovinčio laiko. Viskas keičiasi automatiškai. Tai va čia vėlgi va ta tokia va ateitis. Kažką tai taip, va, taip pameti pasąmonės šviesaus, meilės, kažkokios iš širdies, kažką tokią mintį, dar kažką, bet jau tik tai ne į kitą reinkarnaciją tiek negali, neišmintinga. Nu, turi dar ką papildyti. Aš norėčiau paklaust, pažiūrėjau, yra tokios sielas, kur užgrabinė kūnus. Bet ar su tikslu? Pavyzdžiui, per vieną kūną pasinaudo, paskui tas jau kūnas nusens, vėl peršoka kitą kūną. Čia tos demoninės jau tos pasinaudo. Tai žiūrėk, tai čia gal tos robotinės, tai tiesiog gal tos robotukus pasiėmė. Tiesiog, botus pasinaudoja botai. Bet aš esu girdėjęs, kad pažiūrėjai visi, kurie labai didelį veršininkų, kur valda mūsų žemė, они, pažiūrėjau, netgi pasirenka, netgi jau žino, kur reinkarnuosis, они dar tiks ritualus. Tai čia
Tai šitas, tai Nu, taip. bet tai čia eina jau vėl magija, tai čia visa kita, Tai jau žinai, čia kitas kitas, sluoksnis, jau čia jau nu, visai, kitas dalykas, nu. bet šito aš net nežiūriu, ten jau jo. Ten jau visiškai kiti dalykai. Ten aišku, kad nėra nei tos sielos, nei ten, nu, žodžiu, ten jau visiškai, bet aš suprantu, kad mes šnekėjom tiesiog apie normalias sielas, kurios turi sielą. Žmogus, kuris turi sielą, va taip, aš sakyčiau, gal netgi. Kad nešnekėjomės, kad kažką apie visą tą sielą, apie pasakot, kad ten viskas plėtas ir buvau užduotas, kaip sakom, klausimus. Kas buvom po to, kai mes išėjome į ką palydame sielą, į tom portalą. Kur tą sielą nukeliavom, kažin. Nu, tai Nu, pažiūrėk. Aš sudarė sielų šiandien, aš toliau nematau, aš ten bandžiau žiūrėti, bet man į vidų neįleid mums. Tai reiškia, nesubrendęs dar nelaikas. Nu tai gerai, tai dabar pasižiūrėk, o gal dabar tu žiūrėjai, ar tu seniau žiūrėjai? Dabar žiūrėjau, atsikaltas duris, kur sielas įėjom. Aš pasižiūrėjau, atidarytas duris buvo, bet mums neleido. Aš bandžiau lysti, mums neleido. O tai kodėl paklausai? O tai įdomu, kodėl tada tavęs neįleido? Tai gal kurie kūną palikti tada, kai leis tave? Tai va. Ne, man tai eina neįleidžia, todėl, kad tu pamatysi, kaip yra, supranti, ir tada išplėpėsi, ne? Tai čia tie interferentai neleidžia pažiūrėti. Taip. Tiesiog pasidalinsi tą informaciją ir tai įtakos dar didesnį prabudimą žmonių, supranti. Nes tenais už tų durų ir yra, prasideda manipuliacijos. Kam ateina ten giminaičiai, kam ateina šventieji, kam ateina dar kažkas, tai ir juos ir vėl sugaudo. Tas sielas, supranti, ir blokuoja ir atminti ir viską. Nuo to tu turi bėgti. O tai tu palauk, dar jisai įdomu, kokias tai čia duris ir atidarė, va įdomu. Juk tai sako, tas tada yra per tikėjimą, ar čia tas, kur, žinai, tie egregorai gaudo, kur tiesiog su pririšimais, supranti tam, kuriam tu sluoksnis. Kuris, vėlgi, jo. Kaip tik turėti, ne kur šviečia, kur tamsus tas tunelis, kaip tik ten turėti, tada bus tas geras išėjimas. Nes sielos išeina, tai iki tam tik visų sluoksnių, tai va aš ir norėjau pasakyti, kad, nėra vienareikšmiško tokio jų, jeigu tu per tikėjimą, tai aišku, tam egregorui atiduoda, tai ten caros rate vėl kitur stovi, kituose vartuose, kaip sako, kitur mirksta, o jeigu tu eini iš karto į kitą lygį, tai ir pereini per kitur ir dažniausiai tave vis tiek palydė. Arba būna, kad iš žemiškos plotmės mes palydim kažką tai ir kartu iš ten ateina palydė. O jeigu sąmoninga siela, tai nereikia, kad kažkas iš mūsų, jie tiesiog jau žino ir eina ten, jau atidarytos visos durys. Jo, man tai eina, kad yra, tiesiog kanalai tiesiog, jų daugtų visokiausių išsakojimų. Ir kiekvienas ir eina, pavyzdžiui, nežinau, aišku, kaip man bus, ne, bet man toks eina, kad kiti netgi ir grįžta. Tai yra nedidelė dalis, aišku, kurie grįžta į savo, žinai, tą šaltinę ar tą pirminę, žinai, tą, iš kur atėjo į tas planetas. Ar tas erdves grįžta, žinai, bet tų išsišakojimų, tų kanalų jų yra daug. Ir jeigu tie egregorai, ne egregorinis, tas šviesus, ne ta dalis, jinai palieka kažkaip tai šone, o ten yra tų tokių kanalų nemažai. O tai dar, tarkim, galima pasižiūrėti, į katrą jums reikėtų, katrus reikėtų atmesti, katrą būtų geriausiai, kaip žinoti. Tu negali pasakyti. Gal tavo įsilavinimas, čia negali tu pasakyti, kada tu mirsi, supranti. Iš ateitį pasižiūrėti, kaip žinot, katrą pasirinko net variantą, nei tai iššoks. Matai, kaip yra. Tu juk kiekvieną minutę keiti save.
Taip, vat Nu, būtent taip. kiekvienos tavo mintis, jos to augia, net tu gali nueiti ir į destrukciją, ir tu gali papult ten į tą šviesą, ne, kur tie egregorai, o tu gali dar daugiau išsigryninti ir praplėsti savo sąmonę. Ir tau, jeigu, pavyzdžiui, šiandien nebūtų ta diena, tai būtų vienas kelias. Rytoj, jeigu jau bus, jau galbūt tu eisi į kitą tą kanalą, nes tu jau būsi išsigryninęs, kažkiek tai išsivalęs ir tu jausi tą, vat, nu, tą, daleiskim, Širdim pats šauksmą, pajusi. ne, savo, jo, tu pajusi, kur tu turi eit. Čia taip dabar pasakyti net nežinau, man tai Jo. sudėtinga. Ir be to, jeigu yra, tu žiūrėk, dabar va taip, va, dabar galiu aš ten, va čia va mes matom, žinai, viskas atrodo, čia gali viskas. Aš jau čia, ne, pasirinkau, jau aš žinosiu, ne? Ir paskiau, žiūrėk, tu kaip ir sakai, jau aš užsiprogramavau, vienas dalykas, ar ne? Kitas dalykas, jau tie visi interferentai žinos, kokį vaizdinį sukurti. Taip. Kitas dalykas, o kai būsi tu mirties taške, aišku, gali prašviesėti, bet tu gali, tau baimės visos, išbalansuos viską ir tau tą vaizdinį labai gražų sukurs ir paims tave į dar žemesnius sluoksnius. O tau atrodys, kad tą patį, jo, o tu iš karto už tai nu, negali šitam taške užsiprogramuoti. Va, tai ir būtų programa, va taip ir vyksta programa. Nes aš leidžiu savo, kad aš kai ties taške pamatysiu daug plačiau, gal net ir visiškai tą, ką mes dabar matom, tai ten dar prasiplės dar daugiau absoliutiškai. Net šitų dalykų visiškai nebus. Tai va. Bet jeigu bus baimė, nu, eisi per baimę į tą mirtį, vėl kitaip, sakau, sumanipuliuos ir apgalus ir viskas. Nes iš baimės tu viską pamatyti, o dar jeigu turėsi vaizdinį susikūręs, čia lygiai taip pat, kad va, man užsiplanuoja sąmoningai, man reikia kai aš mirsiu, man tokius rūbus, man taip ir taip, nusipranti, ir stovi toj vietoj. Tai čia taip, o tai čia mes tą patį energetiškai pasidarytume, supranti? Ir labai, vat, ką tik tais reikia žinoti, ne, ir mums turėti, vat, tą tvirtą žinojimą, kad tas išėjimo momentas turi būti labai ramybėje. Turi būti be jokių emocijų. Turi būti tiesiog ramus ir išeiti. Tada prie tavęs neprisijungs jokie interferentai. Jiems bus tiesiog labai sunku užsikabinti už tavęs. Nes tu tiesiog esi ramybėje. Nu, bet žiūrėkit, vis tik dalyks ir žiūrint, kokią situaciją tu išėsi iš tų žemės. Taip, aš ir sakau, kad tu turi išlaikyti tą ramybę. Visos įtampas iš tikrųjų, tai čia ir nežinau, kiek turi išdirbti, kad jie pasiskeisti ir ramiai nesikapams į skaidinį. Nu, čia neįmanom tas dalyks yra. Nu, tai tu jau iškart programuojas. Nu, Andriau, tu iškart programuojas, nes tu sakai neįmanoma. Jeigu, tarkim, ir ar avarija, kad tiem kokie nelaimingi atsitikimai, tada jau tos ramybės, kažin kiek ten. Palauk, tai avarija, jeigu tu greitai, bet to reikia nepamiršti vieną dalyką. Mes visą laiką gaunam ženklus, mes nematom jų, nežiūrim, nekreipiam. Mes visą laiką, kiekvienam taške mes esam perspėjami, o jeigu einam vis tiek esam prabudę, tai visada mums duoda ir ne vieną perspėjimą. Bet jeigu mes akli ir nenorim matyti, tai vėlgi yra kita pusė. Tai čia jau kita pusė. Taip, yra, pavyzdžiui, ir fizinis skausmas gali būti ir viskas. Taip, tu jausi tą skausmą, net ten gali būti sužalojami, dar tu tą jūsi. Bet tu turi būti viduje, išlikti ramus. Va ta ramybė, kad prie tavęs negalėtų prisikabinti. Taip, tau skaudės, tau dar ten kažkas tai, ne. Bet tu esi ramus ir va tavo ramybė, jinai kažkaip tai ir toksai, tarsi tu esi pakilęs virš tos situacijos ir esi kaip stebėtojas, tu ramiai stebi. Aš ramiai stebiu, kaip mano kūnas, ne, kaip išeidinėja, kaip,
kaip stebėtojas, bet tu esi ramybėj, tu stebi ramybėj, ne kažkokioje euforijai, nedideliam džiaugsme, nei dideliam liūdesy. Tu esi ramus. Mhm. Aišku, tai yra be galo sunku. Bet vat ir, pavyzdžiui, ir artimiesiems, ypač kurie išlydė, ne, savo artimą, kuris jau ruošiasi išeiti. Tai irgi vat yra labai svarbu, kad tavo tą tokią ramybės būseną išlaikytų. Gražus atsisveikinimas, ramus, va toksai, net nemoku pasakyti, Mhm. tokios eina vat geros tokios vibracijos, nežinau, ar tenais kažkokia muzika paleista graži, kuri tam žmogui yra miela, žinai, vat ir jinai tą tokią ramybę suteikia. Vat. O tam, tarkim, mirusiajam, kai jau arti tos mirties, jau ten kelios minutės, ar jam pati geriau, kada ir šalia žmonių, ar kada geriau vienas pats išeina? Ar kai šalia, tarkim. Vėlgi skirtingai. Tai jeigu tas Nes girdės, kad kiti nenori, vieni patys nori išeiti, o kiti ar kaip tik, kaip iš tikrųjų, ką žinai, yra. Žiūrint, kaip, jeigu jis be sąmonės, tai skirtingai. Taip, žinok, man, kadangi mes esam savo šioj plotmėje, ne, tuose žmogiškose kūnuose, žmonės visi nori artumo. Jaučiasi jaukiau, kada ne vieni išeina. Jeigu tu jį palaikai, ne, vat ranką paėmęs, ne, suspaudęs, mano tas lengvumas eina tada tam vat žmogui, kuris išeina, vat kažkas lengviau yra. Bet aišku, tai yra skirtingi žmonės, tai skirtingi viską, bet man kažkaip tai, kad žmogus jisai nori. Tam mes čia ir esame tie, kad mes tą artumą pajausti, ne, vat. Nereikia ten ašarų ar dar, vat, kad ir tas kitas, vat, paimtų ranką, vat, palaikytų, vat, tą šilumą. Aš jausčiau, kad aš vat, buvau reikalingas, ne, aš esu reikalingas, vat, ta tokia vibracija eina, vat, tokia, vat, nežinau, su ta ramybė ateina ir lengvumas. Ir tas išėjimas yra lengvesnis. Aš tai matau, kad iš tiesų, va taip, va tie artimieji, kai yra, tai yra tam tikra kaip apsauga savotiška. Kažkoks tai toksai palaikymas, vat. Kaip savotiška, supranti, tokia kaip žemėje, toks kaip įžeminimas ir kartu išžeminimas. Bet turėtų būti visiškai ramiai ir vis tik reikia, kad būtų. Gerai, ką reiškia reikia? Gerai, kad būtų šalia, nes tada jisai kažkaip tai ramiau ir išeina. Ir baisiai kiekvienam pačiam. Aš pasižiūrėjau netgi labai sąmoningą sielą, tarkim, žinai, kaip aš irgi man atrodytų, kad man čia atrodytų, kad, žinai, gal vienai, žinai, protui žiūrint, bet aš žiūriu, kad ne, tai labai labai fainai, jeigu yra artimieji ir jie sąmoningai dar ypatingai ramiai savo, žinai, ir, tai tada labai labai fainai, tada tu išeini kaip ir atsisveik, taip, žinai, išeini ir be jokių prisirišimų, netgi sakau, kaip apsauga, aš matau kaip apsauga kažkaip tai. Ir tada prisideda, aš net matau, supranti, net kartu pati žemės energija, visos stichijos kažkaip tai tave palydė. Vau, kai aš dabar matau, man taip net fainai dabar net tokia, žinai, tu atsisveikini kartu, taip, toks, žinok, kaip gera. Bet matai, tai ir tavo artimieji. Toks kaip perėjimas, tu natūraliai pereini ir jie tiesiog atsijungia taip natūraliai, žinai, sąmoningai, tiesiog pereini į kitą lygį, tave palydė į kitą lygį su džiaugsmu. Aš čia jau gerai prisižiūrėjau. Dar tikrai fainai, dar užsimanysi toj labai.
Bet taip jokai, bet taip, nu taip jo, labai faina, toks išėjimas. Ir nebūtina nieko ten daugiau, kad ten kažkas tai labai išlydėtų į ten iš karto natūraliai tada ir pasitinka, nes iš tiesų tempia tai, kas tempia žemiški dalykai mumis. Vat būtent, o tada tu laisvas ir jokie interferentai, ten jie neturi galios. Jie nebeturi galios, nes sakau, žemėj, vat sakau, va, matau, tie artimieji, tai iš vienos pusės, jeigu jie yra sąmoningi, tai jie stovi tokie kaip net nieko jiem nereikia daryti, kaip apsauga tokia, kaip tvirta, kaip šventieji, galima sakyti, žemėje. O tie, kurie žliumbikai ir prisirišę, tai jie ir nepaleidžia, ir va tas ir yra, ir tada tasosi tą sielą, žinai. Ir jinai išeiti, jeigu ir išeina, tai jai tada skausmingai, nesvarbu, kad atrodo nematai, kad jam skausmingai, bet tai pačiai sielai, jinai tokia draskosi, aš matau. Ir tada iš karto prisistato tie tuose iš karto apgaulingi palydėtojai ten tas sielas visokių tada kitų kanalų. Automatiškai. Ai, čia atseit, kai ateina tie kokie giminaičiai, ateina ten išlydėt kaip, tai čia tie interferentai. Tai gali ir apgaudinėti irgi. Apgaulės būtų gali ateiti tada. Nu, ta prasme, jeigu tavo ta siela, sakau, matau, jinai prisirišus prie žemės, nu, ta prasme. Tai gali tiesiog apsimesti, nu, kas čia yra apsimesti, jo. Jo, iš tikrųjų, kaip Sonata, kaip ir sako. Kaip Sonata, kaip ir sako, ne, jeigu va tie va artimieji, jie toj ramybėje yra, ne. Toj santūrio ramybėje, be jokių alteracijų, be jokių kriokimo, nešaukimų tenais. Ašarą viską, tai tarsi susikuria kažkoks kaip ir portalas toksai, nu, vat, išėjimai. Bet jisai, vat, su tokia kaip apsauga, iš tikrųjų, jisai, vat, ir tada ta siela tiesiog tuo, vat, ir išeina. Nebereikia atskiro kažkokio palydėjimo sielos ar dar kažką, tai tie artimieji jau tą, vat, saugų išėjimą ir padaro. Bet aišku, tie artimieji, jie turi būti irgi jau sąmoningi ir jie turi tai žinoti. Nu, žinok, aš matau net nors keletą būtų, vat, pačių artimų, ten nieko labai daug nereikia, ten tų visų giminių, jie visiškai... Taip, nereikia. Jo. Ir aš sakau, man dabar taip labai įdomiai rodo, kad sakau, va dabar va pirmą kartą man tai rodo, kad va tai ir yra tas, tada tu sąmoningai išsiskaid, kaip pasakyti, ta siela palieka ir tos stichijos, vat labai man įdomiai, dar vat nauja, tai man dar lukštensis. Vat labai svarbu, kai mes vat per laidotuvės tipo reikia išgerti, pavalgyti, nes tas žmogus ale susijungia su tuo ir tuo, tai yra tiesos. Tai man dabar rodo, kai tas stichijas, jos irgi palydi ir atsirišytų nuo tų stichijų. Labai įdomiai kažkaip, dar negaliu suprasti iš tikrųjų. Tai tada iš viso, tada tu visiškai kaip, nu taip, tau viskas atsiriša. Nes kai gimsti, tos stichijos irgi turi ir išeina tada tos stichijos, kaip išeina iš to kūno. Iš natūraliai ir taip, jisai kažkaip, tai va dar sakau, negaliu suprasti, nes man čia naujiena irgi, kad kažkaip tai, tu jas ir jos tada iš karto, kaip pamačiau būtent, kaip sakau, va, tą kaip sakiau, kad sąmoningai palydi kaip apsauga ir matau, kaip stichijos žemė net pasijungia, žemės energija. Kaip portalas gaunasi. Jo, ir priema, ir atskiria, ir tas vat, iš karto taip natūraliai, taip visos stichijos susiharmonizuoja čia žemėje ir jos kartu palydi, kažkaip įdomi, net negaliu suvokti. Bet taip susidaro jo va iš tų stichijų tas portalas ir ten atsiveria, nu, fainai, taip kaip ir sakau, dangus ir žemė. Taip kaip gimimas, taip ir mirimas, va tas va momentas kažkaip taip eina ir tas labai, 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 už tai sakau, man taip gera pasidarė, vos ne kaip gimimo momentas. Bet, nu, taip ir, tik tai mes suvokiam kitaip, veidrodžiai mums kitaip uždėlioti ir sudėlioti, va būtent todėl, kad tie pririšimai, tos baimės, tos programos, o iš tikrųjų tai sakau taip. Nu ką, viskas baigiam, nes aš užsimanysiu. Ta gaidėliai baigsim tada, jau. Nes man pradeda patikti, o man reikia gyventi, nenoriu dar. Dar nelaikas, dar ne. Nelaikas, ne dar. Ne, dar man reikia čia pabūti, čia mitėjai. Čia dar irgi gerai.
Kada turit ką Jo, pasakyti? man žinai Ai, dar baigiam. kas eina, vat pavyzdžiui, Mhm. kažkaip tai nuvedė prie tų augintinių, žinai, kai jie Aha. irgi išeina, kaip sako, oi, nežinai, mes tenais, jeigu tenais kažkokia suleidžia tos vaistus, dar kažkas. Tai, kad irgi geriau yra, kai jie ne vieni, nors sako, kad tenai išeina ne patys vieni numirti. Bet va tie naminiai gyvūnai, jiems yra geriau, kai šeimininkas yra šalia. Ir jie iki pat tos paskutinės minutės, ane, jie jaučia tą vat šilumą to šeimininko, ane, ir tą meilę. Ir ta meilė juos irgi apsupa kažkaip, tai irgi va tokį kaip, aišku, tai yra labai graudus momentai, ane, ir šeimininkui, nežinau, kiek reikia dvasinių jėgų turėti, vat išlaikyti tą ramybę. Bet vat ta vat meilė, kurią jisai tam savo augintiniui duoda, tai irgi vat sukuria kaip kažkokį tai portalą tai sielai išeiti. Vat irgi kažkaip tai įdomiai nuvedė prie tų. Mhm. O jei būna tas pats gyvūnas palaidos ir pats išeina, nebegrįžta savo noru. Ne, jisai Apie pats, tą vat sakau, kad Tai jinai man pasirenka kažkodėl šunys, žinai, jisai pasirenka, Jo, jisai bet, žino, kaip jam geriau jis nu, jaučia. Mhm. Jo, jisai bet nori vat apsaugoti. pavyzdžiui, va tie tai kažkaip tai man, kad tiesiog jo tada to, žinai, augintinio kaip ir misija užsibaigia, vat numirti ant šeimininko rankų, žinai, vat taip kažkaip tai eina informacija. O man tai labai įdomiai buvo irgi mano katiną, aš irgi jau jisai prašėsi, žodžiu, reikėjo jį užmigdyti. Ir aš net nesitikėjau, iš pradžių tokią narkozitę biškį davė ir paskui sako, atsisveikinkit, aš matau, tai man tai, aš aišku, žlimbiau, vis tiek žlimbiau. Taip, aišku, kaip nežliums. Jo, paskiau žlimbiau, bet tai ką, ir žlimbiau, bet aš vis tiek buvau rami. Bet aš irgi jam padėkojau, ačiū mano draugė, kad buvai ir aš labai, džiaugiuosi, kad pabuvau, žinai, leido. Aš galvoju, kad iš karto užmigdyti. O taip įdomiai, žinau, aš net nesitikėjau, kad taip leido gražiai ir vis. Tai taip. Bet aš žinau, kad viskas gerai, bet tik tai iš to savo egoizmo, žinai, verkiau, nes esu žmogus. Taip. Ir gerai, išverkiau, o nelaikiau, tai va, įsižlimbau ir paskiau viskas. Paleidai. Ne, tu paleidai, žinai, tau išėjo. Paleidau, viskas bet per ašaras. Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Bet supranti, tu gali verkti, bet taip, viduje vis tiek gali tą ramybę turėti. Taip, būtent. Taip gal sunku nupasakot, žinai, taip, bet tu tą ramybę visą, taip tau yra gaila, ne viską. Tu verki, gailiesi to, bet tu visą esi, viduje tu esi ramus, ta ramybė išlaikai. Tas susitaikymas, jo tas pasitikėjimas, tai ir yra, o taip, tai sakau, tai yra jausmai, tai yra esam žmonės, tai ir viskas yra, jau irgi specialiai laikytis irgi nereikia, taip, kad aš čia laikausi, taigi paskui širdis sutrūks, gali irgi. Tai, ne, taip, nes tada tau kenkia tavo kūnui, organizmui tavo kenkia irgi, žinai. Bet tavo tokia vidinė ramybė. Taip. Tai o tai tada baigia mane, ar Andriau, turi ką pridurti? Ne, aš dabar esu, kiek aš mačiau, kiek Vilkstai. Pasakok. Eiti į sensaras ratą, pamačiau, kad tas sielas palydėjo, koronus nuėjo į kapanus, ten vėl perėjo per visus filtrus, per viskom perėjo, ir vėl gėminus, netgi pamačiau, ten visą tas mechanizmą pamačiau. Paskui, ką padaryti, aš nekitą apie gyvūnus, pakilau iš to viso matymą, aš aukščiau pakilau, tu savo irgi kiek turėjau gyvūnų, irgi vis palydėjau, tai dabar esu dar aukščiau pakėlis, tai kad, skraidau aš dabar iš tikrųjų, toks džiaugsmas ir kad žinojau daug,
Nu, tu informacijos bomba buvo mani. Nu tai pasidalink tą informaciją. Burbuliukais pasidarė. Pertraukti klausiausi ir Na. man tai iš tikrųjų bomba buvo. Bet iš tiesų tai tą, ką mes šnekėjom, tai tu visą tai matai. Tiesiog va tą tu norėjai pasakyti. Ar tu dar kažką? Tai pas manis, nu, viskas tas pats, tik tai, kad aš, nu, tu nusakau, visą, kur tas sielas palydėjo, kur nus nuėjo, nes jie mon leda pasižiūrėti, kur tu sielas nuėjo. Na, tau jau ramybė dabar pačiam. Jau leidai. Aha, gerai. Aš iš tikrųjų neteisingas palydėjau, manus nuėjo į sensaras ratą. Aš norėjau iš tikrųjų palydėti, nes iššūkiai išėti visai iš žemės, iš visko. Bet iškojau tų kelių, kur išėti, bet neradau tų kelių, pakokas dar. Nu, tai jom dar jom nelaikas, tu supranti, tai ne visą laiką tu gali ten, nu, tu neištemsi iš sprando, bet to jeigu artimieji laiko, tu supranti vėlgi, tai vat būna tu palydi čia tą akimirką, tą sielą, o iš tikrųjų jinai paskiau sugrįžta, bet pliusas yra tame, kad jinai jau žino kelią, kaip vėl atgal išeiti. Nes, nu, artimieji pritraukia, nu, ir bet to taip lengvai, nu, nėra, kad taip jau vieną kartą palydėjai ir jau iš karto, nebent jau jinai pasiruošus buvo ten daug metų praėjo, tai būna taip. Bet šiaip jinai dažnai būna, kad vis tiek mes artimieji susigražinam ją. Nu, tai va. Taip, kad tai normalu. Sakyk. Didelis pliusas, kad aš supratau, kad iš kur čia dabar kitą kartą sielą palydėm kitų kelių. Ne ton, kur dabar kur palydėjau, bet aš jau ton suvokimą gavau, kur aš jums palydėjau. Kad neteisingai. Tas ir super, iš tikrųjų. Iš kur kitų dabar kelių. O jeigu kad yra grasuoti atgal? Ne, jau nebeišeina. Bandžiau traukti, nusivyti, nustrigus. Tai mums pasirodė, kad motoriškas gimda, kad mums ten irgi perėm per visko ir paskui vėl išėjom per motoriškas gimda viskas. Tas vis vaku. Matau, tokį vaizdą buvo išmėti. Ten filtrą ir amnezijas, ištraukė visą informaciją, apduruoja ten sielą, pasirašė naują kontraktą, per baseinus perleido, ten labai daugus kitų procesų vyka ir parodė, kaip ten vėl parinka ten į kokį kūną, į kokį žmogų ir išėjo vėl jiems buvo. Tai gerai, dabar žinosi, kad kitą kartą žinosim, kaip reikės palydėti. Palydėti. Ne? Kai išeis. Tai tai baigsim tada turbūt. Jau čia valandos esam. Nu jau, kiek galim ir baigti. Tada kur nors, sakydė norėt kažkas. Aš tai ne. Tai tada kilkit, kur apsivaryt į savo tas tokias mėgstamas erdves, kur jūs einat. Prie absoliuto, prie saulės, prie kokio šaltinio, kur jau tik jūs patys norit, kur jau sugebat. Pasikraukit. Apsivalykit. Jūsų kūnai tampa lengvi, švarūs, prisipildė energijos. Uždarykit visus langus.